Šiandien parodysiu Jums, kaip mes padarome ir paruošiame visus mūsų užsakymus. Šiandien užsisakė 2 personalizuotus raktų pakabukus ir keletą gongi rinkinių. Pirmą pradėsime gaminti raktų pakabukus, tai dabar trūksta mėlynos plasmasės, tai pasiimsime naują plasmasę ir paruošime ją spausdinimui. Tada nusiųsime failus į spausdintuvą, viskas pradės kalibruotis, spausdintis po biškį. Ir per tą laiką eisime paruošti gongi rinkinius. Šiandien viską ruošti ir siūsti pradedame biškį anksčiau, kadangi vienas pirkėjas paprašė, kad jo užsakymą išsiųstume biškį greičiau. Pirmą pradedame gaminti gongi dėklus, taigi mums reikės klijų ir magneto. Dabar, kaip matote, klijuojame visus magnetus prie dėkliukų. Ir čia yra pabaigtas dėkliukas. Tada pasimsime visų spalvų gongi. Viską sudėsime ir apžiūrėsime, ar viskas gerai. Taip pat gavome vieną užsakymą gongi be dėklo, taigi kaip matote ruošiame jį. Tada atspausdiname visus siuntimo lipdukus ir paruošiame pakuotės. Užsakymus supakuojame, viską apžiūrime paskutinį kartą. Šitie užsakymai jau pabaigti ir pakeliui pas pirkėjus. Ir kaip tik po užsakymo baigimo atsispausdino raktų pakabukai, taigi einame paimti juos. Šiandien užsisakė raktų pakabukus su tekstu Blondinė ir Sigma Boy. Pirkėjai su šitais raktų pakabukais gali pasirinkti savo tekstą, taigi viską paruošėme, supakuojame ir viską supakavus šitos siuntos jau taip pat pakeliui pas pirkėjus. Viską, ką matėte šitam video, galite rasti mūsų tinklapyje printorama.lt.